Straipsnis: išlipant iš automobilio trenkia elektra, ar tai kenkia? Į portalą lrt.lt kreipėsi skaitytoja Monika, klausdama ar kenkia sveikatai tai, kad išlipant iš automobilio dažnai nukrečia elektra. Šeimos gydytoja Daiva Makaravičienė tikina, kad jaudintis dėl tokio elektros krūvio tikrai neverta, tačiau patarė, ką daryti, kad pavyktų išvengti šio nemalonaus pojūčio. Kiekvieną kartą mane išlipus iš automobilio ir uždarant automobilio dureles stiprokai trenkia, bandau to išvengti, nes jausmas nemalonus, bet nepavyksta. Ką daryti, kad sumažinčiau įsielektrinimą vairavimo metu, ar tai kenkia sveikatai? Klausė skaitytoja Monika. Gydytoja Makaravičienė tvirtina, kad tokia iškrova, kai elektra trenkia išlipant iš mašinos, tikrai nekenkia sveikatai, net jei ji pasitaiko dažnai. To tikrai nereikia baimintis. Baimintis reikia žaibo iškrovos arba sąlyčio su elektros laidais ir vandeniu, aiškina gydytoja. Pasak Makaravičienės, norint išvengti tokios iškrovos, nereikėtų vilkėti sintetinių drabužių, o mašinoje patariama turėti nesintetinius, o guminius kilimėlius. Gydytoja ragina patikrinti, ar automobilio elektros sistema tvarkinga. Nuo to taip pat gali priklausyti įsielektrinimas. Jeigu mašina tvarkinga, išjungus variklį neturėtų krėsti elektra, tikina Makaravičienė. Straipsnis įgarsintas iš naujienų portalo technologijos.lt.